Taip, briliantinis direktorius, didžiuliai sveikinimai, Renata, tau. Uždarius briliantinio direktoriaus statusą. Renata, tu esi labai ryžtinga, įkvepianti, esi didelis pavyzdys visiems, kurie seka tave ir turi didelių tikslų. Tu drąsiai ir ambicingai žengi naujus etapus, atverdama kelius ne tik savo, bet ir tiems, kas eina paskui tave. Renata, tu esi ryžtinga, ambicinga, įkvepianti, turinti didelius tikslus. Tavo didelis darbštumas, atkaklumas, aistra daro didelius stebuklus. Ir didelės sėkmės tau ir toliau augti. Taip, kad Renata, labai myliu tave, didžiuojuosi tavim, tai prisistatyk ir papasakok apie save. Renata? Ačiū, Jurgituk. Galiu prisistatyti, esu Renata iš Mažeikių, man 51 metas, esu pagal specialybę inžinierius chemikas, turiu savo nuosavą augalų verslą ir 6 vaikus. Į Koralą atėjau jau lygiai prieš 7 mėnesius ir savaitę. Ir atėjau iš tikrųjų dėl produkto, pamačiau savo draugę, kuri mane pristatė taip gražiai, kad taip gražiai sukūdo, numetė svorį, aš irgi to užsinorėjau ir pradėjau naudoti šį produktą. Aišku, pradėjus naudoti, iškart pradėjau dalintis, aš jau netoks žmogus, kad užspaudę sėdėtų, norėjau ir uždirbti. Ir per 3 dienas aš uždirbau gerą sumą, aš sakyčiau, per kelias valandas darbo, 128 eurai man įkrito į sąskaitą per 3 dienų, per 3 dienas tai buvo įdėta porą valandų darbo. Tai va, kitą mėnesį aš įsiaudrinus pradėjau labai smarkiai dirbti, visos mentorės apstoti skambučiais, padėkit man visos taip ir toliau. Ir įdėjusi 16 valandų gavau 933 eurus į savo sąskaitą. Per Liepos mėnesį tai buvo 16 valandų darbo paskaičiavus. Taip aš tapau auksinė direktorė, prašokus sidabrinį, vėliau į izumrudą ir briliantas. Taip ir atėjau iki brilianto. Susikūriau labai šaunę savo grupę, turiu labai daug, sakyčiau, daug direktorių savo grupė, jau 11. Visos 11 yra mano grupiai direktorių, yra ir auksinių, ir sidabrinių, ir direktorių. Iš tikrųjų, aš skaitau, turiu gerą, gražią grupę. Bet tikslas toliau, aišku, stiprinti savo visas 4 kojas, kad tvirtai stovėčiau ant 4 kojų, kad nesiblaškyčiau, stiprinti savo direktorės, padėti joms dirbti ir tikslas yra žengti meistro link M20. Tai va, mano grupėje dabar yra 184 žmonės. Renata, Tai o tiek. jeigu iš truputėlį dar iš praktinės pusės, iš kur pas tave žmonės ir kaip tu jų randi, kad jie prie tavęs jungiasi, ta prasme, kaip ateina į tavo verslą? Šiaip iš tikrųjų pradėjo jungtis, tai dirbant savo versle, tiesiog turgui dirbant, pardavinėjant, prieina žmogus pirkti kažką tai iš manęs, mato, kad aš pati pasikeitusi, klausia, ką tu darai, pasikeitus, pagražėjus. Aš pradedu pasakoti, aišku, iš pradžių, kaip nemokėjau, kaip minėjau, jums skambinau, merginos, padėkit, papasakokit. Iš pradžių prasidėjo nuo turgaus, o paskui visi draugai aplinkiniai pradėjau istorijos dėti, pradėjo skambinėti, klausinėti, kas su tavim pasidarė, ką tu darai, patark ir mum, tiek metų visos kovojam su svoriu ir nieko nepadarom. Tiesiog visi šilti kontaktai, šaltų kontaktų labai mažai yra, bet rašau ir šaltiem kontaktam. Tiesiog susikuriu žinutes tokias įtikinančias ir nusiunčiu. O šiaip daugiausia visi iš šiltų kontaktų, kadangi taip pat dirbau tinkliniam marketingė labai daug metų, kokie 25 metai galbūt skirtinguose, ir tų pažįstamų turiu labai daug, ir artimų, ir tolimesnių draugų, tai va, su visais bendrauju, visiems ir siūlau. Ne tai, kas siūlau, pasakoju, savo istoriją pasakoju. Tiesiog parduodu savo istoriją.
Tik tai tiek. Labai smagu. Ačiū. Jo. Ačiū, Renata. Sveikinimai didžiausi tau.